Klausau, Vitkus. Koks Vitkus? Čia prokuratūra? Tadas Vitkus. Ką tau gal asmens kodą ar adresą būtų, kur pinigai sudėti? Aišku, prokuratūra. Policijos būdintis. Vitku, gal tu tas pats iš generalinės? O jeigu tas, tai ką? Nieko. Tiesiog įdomu. Apie tave čia net legendas pleškindavo. Klausyk, mes pažįstami? Ne. Gal iš matymo? A tai puiku. Būdinčios dalies atstovė. Palauk, o tu ką, nebūdintis prokuroras šiąnakt apygardoj? Koks dar būdintis? Tu ką, manai, kad aš namų neturiu, kur miegočiau? Ir tavo žiniai, aš tik tai nuo rytdienos pradedu oficialiai dirbti, aišku? Palauk, tai kas tada būdintis? Aš kur man žinot? Ne, aš visai rimtai. Čia yra būdinčio prokuroro telefonas. Būkit malonus, priimkit pranešimą apie įvykį. Užsirašykit adresą. Kas ten? Lavonas. Pakartas ar pasikoręs bomžas. Statomo namo šiluminėme mazge. Užupyje. Nuostabu. Skanaus pusryčiams, pakaroklis, tai kas bus pietoms? Raitelis be galvos. Koks adresas, sakyk? Žmogau, rūkai iš pat ryto, paskui pjaustai lavonus ir stebėsi, kad jų plaučiai pilni deguto. Ko? Išsimiegok pirmą. O tu kas toks būsi? Aš operatyvinis. Laika. Čia taip visi jį vadina. Rimtai? Tada aš Sen Bernaras. Žodžiu, aš Tadas. Ai, palauk, mes tave iš generalinės. Iš generalinės prokuratūros žmogus, kuris vaikščiojo klystkeliais ir kurios bandys ištaisyti jūsų jautriame kolektyve. Jau šių laiką manęs laukėt. Nu jo, tugi pas mus girdėjau žvaigždė. Tik tai iš viršaus neįdedu. A kas labo? Važiuojam. Niekas čia mūsų nepasitinka. Kas pranešė per radiją? Ką žinau, patrulinė? Tai kur jie dabar? Tai turėtų būti gal viduj. Aha, o mašina pati išvažiavo. Ja, tiek to lendami rusai. Gerai, kad pranešė, kur tas mūsų pakaruokas. Avo! Bomžas! O iš kur žinai? Rūbai iš labdaros. Panašu, kad taip. Džinsai, marškiniai, šilta baloninė striukė. Fu, pilstukas. Matyt, gėrė ir pasikorė. Pilstukas? O aš maniau, kad bomžai labiau vertino odekoloną, čia pilstukas. Tai matyt, turėjo būti balius. O ką pasakys medicina?
Rigor Mortis ištiko prieš porą valandų. Galiu ir tiksliau, prieš 1,5. Rigor kas? Mortis, laika Mortis. Tu geriau mokykis lotynų kalbą, nes kai išmesiu aš tave iš darbo, tai darbą rasi bent vaistiniai. Tai bomžas, sakai. O tu dažnai duodi išmaldas laiką? Nu, kaip būna, duodu vaikui kokią bulkutę. Tu tam vaikui geriau klijų nupirktum, vis labiau apsidžiaugtų. Na, o tiem, kurie sako, šefas trūksta 10 centų, a? Alhašam? Eina jie nacher. Paminėsite mano žodžius, kai trūksta babkių pachmėlui. O tu įsidėmėjai, kokios tų bomžų būna letinas? Nu? Manyčiau, kad jie manikiūro tikrai nedaro, ne? O šitą nagai žiūrėk. Gražiai apkarpyti. Ir ant delno nėra jokių nuospaudų. Taip, kad netgi pats inteligentiškiausias bomžas uždirba savo 100 gramų, vogdamas statyboje skėdinį. Taip, kad žodžiu... Žodžiu kas? Jaunolį. Gyvenime ne viskas taip būna, kaip atrodo iš pirmo karto. Taip, kad tu apžiūrėk čia viską kuo įdėmiau, o aš įrašysiu protokolą į diktofoną. Kas čia? Kasetės nepasiėmiau. Nu. Lūkiškių tai čia tikrai nebus. O. Padėk, Kostoli. Padėk tenai. Dėkui. Dėkui už pagalbą. Tadas. Kontrimas. Marijonas Kontrimas. Aleliuja. Neblogai pradedu, nespėjau net koja apšiltą, jau savo viršininką prie kabineto remontą pristačiau. Mane jau apie tave perspėjo generaliniai. Ir kągi jie ten sakė? Skundė tikriausiai, kaip įmanydami. Sakė, kad pasiutęs autoritetų nepripažįsti, savavalis. O kad kavą ir cukrų iš generalinio vagių nesakė? Ne, iki šito dar neprisikasėm. O tu ką, nakvoti jau čia pradėjai, ką? Oi, nekantrauju kuo greičiau pasinerti naujo darbo atmosferą. O, matau, kad turėsi su tavim vargo. Tai kaip su to bomžu? Kokiu? Rytiniu? Tai ne, vakariniu. Matai, nespėjau tau senų bylų numesti, tu jau vieną naują turi. O, Laika, jūs jau pažįstami? Jau spėjome. Labai jau šustras jauniklis. A pas jūs ką, visi tokie? Talentai. Susikukuosit. Padarė skrodimą. Kraujyje ir skrandyje rasta alkoholio. Nu, ne tiek, kad iš kojų verstų, bet pakankamai. Ir viskas? Ne, rado dar klofelino. Tai viskas aišku, kokios nors mergos nugirdė ir užmygdė. Ir pakorė. Prieš tai perrengė bomžų rūbeliais. Ir dar taip mėgėjiškai. Jo triusikus tai jau paties paliko, nes brangus iš firminės parduotuvės. Nu, ką tai sako, nieko. Šmotkės pasiėmė, o triusikus kasgi nešios, kad ir firminis. Vis tiek. Svarbu, kas per vienas jis buvo. Paklausyk, o jūs pažiūrėjote dingusių bežinių sąrašus, a? Tai aišku, pažiūrėjome, tuščia. Aš manau, kad taip, duodam jo paveiksliuką visuomeniai. Gal kas nors paaiškės. Mane tik tai viena neramina. Kas? Kad ką nors praleidau tam Rusijai. Tai jeigu reikia, aš galiu nuvaryti pažiūrėti. Ne, nereikia, geriau aš pats. O tu, Laika, bomžynus prašau, gal ką nors nugirsi. O vadinasi, darbo planas aiškus, vykdyt. O tu,
Tadai, pas mane užeisi. Negalvok, aš esu viena byla pralysi. Visi mes po porą vežam. Pasiimsi papkes ir pirmin, greta bomžo. Šito tau nereikia, ne? Klausyk, jis visuomet taip nevykusiai bosą vaizduoja. Ne, šiaip tai jis tai visai niekad senis. Nu, kaip jį vadina? Marytė. Marytė. Gerai, ne? Na, gal geriau negu laika, ne? Na, gerai, nepyk. Taip, kad kojas į rankas ir į bomžynus. Vitkus. Labas. Sveika. Na tai kaip išsimiegojai? Kaip ten kėdės? Patogios prokuratūrai. Sapnai gražus aplanko. Geriau nebūna, kaip sako. Prižuvinį šitų prižuvėm izabilyje. Tai gal susitaikom, kaip manai? Negi taip ir pyksimės non-stop. Ne, aš pirmas pradėjau. Na tadai nebegaliu aš daugiau šitaip. Kai tu naktim negrįžti, tai aš pusę nakties ir praverkiu. Ir gytis vis klausinėja, kur tadas? Gerai, pamirštam. Tai gal susitinkam kur nors? Ne, aš dabar negaliu. Gal vakare? O, tai galim pavakarieniaut. Ok, kur ir kada? 7, mūsų kaviniai. Gerai? Gerai, 7. Gal suspėsiu. Tai 7. Gerai. Iki aš jau turiu baigti. Galime? Taip, prašau. Klausau jūsų. Labą dieną. Aš dėl dingusio žmogaus, mano šefo. Jau 2 dienas nesirodo darbe, o namuose niekas nekelia ragelio. Aš dirbu sekretorė transporto firmoje, L-Trans. Tiksliau, biuro administratorė. Suprantat, nuėjau į policiją, o iš ten atsiuntė čia. Na, jie tai gudrų žmonės siuntinėti. Jokio džentelmeniškumo damo atžvilgiu. Suprantat, jis taip paprastai tikrai negalėjo dingti. Na, tai gal išvažiavo kur nors. Ne, būtų pranešęs, visada paskambina. Mūsų firma jam priklauso, jis savininkas ir niekada dar nebuvo, kad jis neteitų. Tai matyt, kažkas atsitiko. O jūs užmeskite akį iš tos nuotraukos. Tik aš jūs įspėju. Jos ganėtinai kraupios. Oi, o viešpatie Dieve. Tai ką tai jis? Siaubas. Čia jis? Taip. O kas jam atsitiko kada? Gan keistomis aplinkybėmis. Gal vandens? Ne. O kaip jūs? Ponia ar panelė? Atleiskit, Birutė Česnaitė. Štai. Gal jūs eikit, nusiraminkit, pasivaikščiokit po gryną orą, o vėliau aš norėsiu su jumis pasikalbėti. Ramiai apie jūsų darbą, šefą ir visą kitą. Kaip, jūs galėtumėt? Taip, tik tai turiu nueiti į firmą, pasakyti visiems. Gal vakare? Bet tai turbūt skubu, ar ne? Na, aš norėčiau kuo greičiau. Ir gal iškart susitarėm, kad paskui nereikėtų skambinti. Kur nors kavinėje, kur būtų malonesnė aplinka. Gerai, prie mūsų darbo yra viena. Gerai, aš rasiu. Tai tuomet 7. Ne, 7 negaliu, 8. Gerai? Gerai. Kągi, iki malonaus, turiu skubėti į įvykio vietą. Siaubas, dar to nebuvau mačiusi. Sveiki, aš iš policijos. Aš nevagiu, aš tik renkuosi, ką žmonės turtuoliai išmeta. Aš tavęs ir nekaltinu, pasikalbėti reikia. Aš su policija ne.
Klausyk. Aš čia pusę valandos lampinėjau. Ir jau man nusibodo ir esu labai piktas. Aš tau, blin, taip nekalbėsiu, kad 5 kampo pradėsi ieškoti. Tik negrasink, nu kam grasinti? Duok petaką ir kalbamės, o neduodi ir varyk. O tu nekaulik, o užsidirb. Aš ir užsidirbu. Va, matai, konteinerį knisuosi, ką randu, tas mano uždirbta. Gerai, kirėjim tą savo pitaką. Tai apie ką kalbėsim? Vakar name rado pakaruoklį. Ir panašu, kad ne jis pats savo kilpą užsimovė ant kaklo. Gal girdėjai naktį ką nors, matei? Nemačiau, aš naktį miegu. Pitaką gavai? Tai gavau, bet aš tau neišgalvosiu, kai koks pisorius. Aš ir nenoriu, kad išgalvotum. Tai aš ir sakau, kad naktį miegojau. Tiesa, mašina, girdėjau, buksuodama važiavo ilgai, burzgė ilgai. Kelintą valandą atsimeni? Iš kur aš neturiu laikrodžio. Atsiprašau. O, jinai išgąsdinot. Aš tikrai nenorėjau, patikėkit, man tikrai nenorėjau. Ir gerai, tada viso gero. Jūs mane netaip supratote, aš... Netgi labai gerai supratau, klausykit, dėdė. Dievaži, jūs man į dukras tiktumėt, suprantat, aš visai dėl kitko. Jūs dirbate L-Trans. Taip, o ką? Manęs tikriausiai neprisimenat, ar ne? Atleiskit, bet... Suprantu, lankytojų daug, visą kitą, aš niekaip negaliu jūsų boso sugauti. Mobilusis neatsiliepia paskiau darbę, taigi jo nėra. O mes turėjome susitikti. Jūs net neįsivaizduojat, kas atsitiko. Bet jūs tik nesijaudinkit, jūsų reikalus sutvarkys pavaduotojas. O kas? Kas nutiko? Rado jį negyvą. Prokuratūra ėmėsi reikalo, žinot, toks tikrai guvus prokuroras. Žodžio kišenį neieško, žinot, visai kaip iš serialų. Aš kaip tik iš jo. Aišku, nieko savo naujienų. Palaukit, dar ne viskas. Tokiame Rusija viskas vyko. Žinot, aš dabar kaip prisimenu, nuotraukas man dabar šiurpas krato. O tas prokuroras vėl ten važiuoja. Jeigu man kas nors ten pasiūlytų, tai... Aš tikrai, žinot ką, aš paskambinsiu jūsų vadybininkui dėl savo reikalų. Gerai, palaukit, aš dar nebaigiau pasakoti. Lokas. Kad bent vieną užuojautos žodelį.
Tu čia ko toks išsivoliojęs? O pro tave nepralėkė toks tipas, kaip išprotėjęs. O kažkoks ten nuvažiavo, kas? A, kas, atrodo mūsų draugas, kuris mėgsta perrenginėt bomžų rūbais, a? Jo, įsidėmėjai gal numerį, spalvą, markę. Blin, aš sakau, vos manęsgi neperbloškė. Tavino galva. Kodėl? O todėl. Oi, truputį per daug man to kepsnio. Vargiai be pakilsiu nuo kėdės. O tu apsirėlė. Galėjai bent kelis kasnelius palikti alkaniems šuniukams. Kokiems dar šuniukams? Negi tikėsi, kad suviniuosi išėdas į servetėlį ir nešiosios rankinukę. Kad sutikusi kokį beglobį šuniuką galėčiau jį pašerti? Ne, bet manau, kad ten už virtuvės kieme yra pilna alkanių padarėlių. Kas darbe? Tau įdomu? Įdomu. Tau tikrai įdomu? Tikrai įdomu. Tau tikrai įdomu? Tikrai įdomu. Pakarūklį užkabino. Sunku. Ant ko? Man ant sprando, kaip visada. Kaip visada. Su tuvinu tai neįsisiauti, kad nereikėtų namų nešti ant mano gležnų pečių. Norėtum. Nenorėčiau. Atleisk. Taip, klausau aš. Taip, gerai, supratau, tuoj būsiu. Tikiuosi ne vėl? Laikas skambina, išaiškėjo nauji faktai. Taip, kad turiu lėkti. Bet vėlai negrįšiu, taip kad važiuok vieną, gerai? O man ką daryt? Tai nepradėk. Aš turiu užbaigti šitą reikalą, tai yra mano darbas, supranti? Visada tau darbai svarbesni už visą kitą. Man reikės tau nusispjauti tai, kas mūdu sieja. Pralėki pro šalį tarsi bijodamas, vengdamas nepriklausomybės, atsakomybės. Įsivaizduoji, kad tai yra dorybė, o man tai atrodo nežmoniška. Jeigu tave pamesiu, ką darysi? Susirasi kitą meilužę? Apie ką tu šneki? Nieko. Ate. Ate. Lauksiu tavęs namie. Tūkstantis atsiprašymų. Ir jeigu jūs dabar mane pasiūsit velniop, aš prisipažįstu. Aš tu nusipelniau. Kodėl? Gyventi geriau, bet žulikai neleidžia. Darbas. Nuo darbo gali likti kupruotas, o mūsų darbė dar ir skylės, kur gauti. Kokia nors svarbi byla? Nei viena byla nėra tokia svarbi, kaip susitikimas su tokia mergina. Taigi, kokiais tauriais gėrimais galiu išpirkti savo kaltę? Gal kokį gaivesnį kokteilį? Dar kartą atsiprašau, bet aš nenorėjau tęsti pokalbio tarp valdiškų sienų. Ir jums nesmagu, nejauku, ir aš pats jaučiuos kaip gestapininkas. Taigi, jeigu jūs nesupyksit. Nesupyksiu, jei tik pasakysit, kaip galiu padėti. Mane domina jūsų buvęs šefas. Kas per paukštis? Na, nors žinoma, jeigu jums nemalonu apie tai kalbėti. Atvirai tariant, buvo tikrai atkarus tipas. Bet apie mirusius tai gerai arba nieko. Bet juk man reikia teisybę sakyti. Nu, man tai tikrai padėtų. Žodžiu, geras kiaulė buvo. Godus algą padidinti galima buvo tik per kraujus susidėrėti. Pachabnas, kaip nežinau kas, vis bandydavo savo šaltom rankom prisiliesti. Aš irgi jau buvau pradėjus ieškoti kito darbo, pas mus niekas ilgai neužsilaikydavo. Tik galvą gerą turėjo. Ir klientams lyzdavo be muilo. Suprantat, ką noriu pasakyti? Taip, o asmeninis gyvenimas? Keista, kaip paklausai. Oi, atsiprašau. Ne, man net patinka, jeigu tu vadinsi mane tu. Gerai, tai va, nebuvo jokio asmeninio gyvenimo. Toks įspūdis, kad jis visiškai vienas buvo. Aš visus skambučius jam perjunginėdavau. Jokių panų, jokių brolių, tėvų, seserų. Atrodo, kad vienas buvo. Suprantu, yra mobiliakas, bet man atrodo, kad buvo vienas kaip pirštas. Aišku, su tokiu pachabnu charakteriu. Keistas tipas. O kaip galima būti visiškai vienam? Patikėk manim, toks kaip jis tik taip ir galėjo gyventi. Na tai ką, baigiam oficialią dalį.
Už pažintį. Už pažintį. Važiuojam. Prašau. Palauk. Aš jas neuždaręs. Tada aš jam ir sakau, aš tikiu, kad tai ne tavo darbas. Bet pasakyk tu man, kas tada gulėjo po lova? Tu ar tavo žmonos draugas? Oi, negaliu. Atrodo, mes jau namuose. Dar kartą tau ačiū. Jeigu ne tu, aš nežinau, kur dabar būčiau buvęs. Labai man padėjai. Tai buvo pats laimingiausias mano gyvenimo vakaras. Ir man buvo labai smagu. O tu nieko prieš, jeigu aš tau rytoj paskambinsiu? Ne. Labas rytas. Labas rytas, Saulelė. Labas, mama, man Tadas iškepė kiaušinienės ir leido užsidėti naujus batus. Šaunuoliai. Mes stiprus, vikrus ir drąsus. O tai kodėl manęs neprižadinot? Ir mes esam labai supratingi ir leidžiam savo mamai pamiegot. Tu buvai taip giliai mėgus. Kurgi ne iki pareičių, taigi tavęs prilaukiau. Atleis, bet darbas. Labai jau įdomus tas tavo darbas per naktį. Sunkus, bet labai įdomus. O tu atsipalaiduok, na, iki grožio salono. Ką tu nori pasakyti? Kaip tik? Kai jau taip prastai atrodo, kad be grožio salono niekaip? Na, ne, bet aš noriu, kad tu atsipalaiduotumai ir labai gerai jaustumais, nes pastaruoju metu atrodai tokia susiraukus, kad pienas sugrįžtų nuo tavo žvilgsnio. Na, jaunuoliai, reikia įti mokyklą, krimsti mokslo šaknų. Sakyk ate, mamai. Ate. Ate. Arrivederci. Eime.
Ką čia darai? Mano kabinete naudojas mano kompo, a? O tai šitą ką, blogai, aš maniau vis dėlto mes vieną komandą? Varyk, varyk. Jaučiu, kad užlipsi man ant galvos. O ko tu mano kompį ieškai? A nieko, žiūrėjau, kas per programą Excelis. Ruošies buhalteriaus? Ne, nu, bet matai, reikia smegenim duoti pastoviai peno, kad jie tobulėtų, lavintųsi. Žmogaus sugebėjimai yra beribiai. Laika, tu sugebi mane nustebinti. Čia. Pasirūpinti žydokais. Ir dar. Apžiūrėkit mano mašiną. Mano mašina buvo nesenai išlaužta. Niekas nedingo, bet tikrai ne magnetofoną ieškojo. O signalizacija? Aš prokuroras. Manęs privalo bijoti ir be signalizacijos. Laisvas. Uždrausta literatūra. Ar žinai paskutinį generalinį įsakymą, mes privalom skaityti tik Respubliką ir sirgti tik už Žalgirį? Baigtų savo bairius, ką? Na, kokia pažanga? O nuo kurios bylos man pradėti? Gavau visą krūvą. Nedaryk cirko iš baudžiamojo persekiojimo. Na, gerai, gerai. Kontrabandai uždarysiu tardymą dėl to asilo su padirbtais eurais. Teks perrašyti kaltinimą išvadą. Koks glušas darė? Ar jis bent 2 klasės buvo baigęs? Ar tiesiai iš inkubatorių išėtėjo? Jo, jau nebėra. Išėjo į advokatus. Padėjėjauja. Gerai, kaip su to bomžu? Velnis kol kas buksuoja. Tapatybę tai aš nustačiau, ką reikėjo apklausiau, bet velnis niekaip aš nesugalvoju motyvų. Na, kokios versijos? Versijos. Klasikinės. Batavucha, verslas, kivirčiai. Bet visas nelimpa. Nu, ką aš galiu pasakyti? Dirbkite, prokurorė. Dirbkite. Ačiū už vertingus nurodymus. Galiu eiti? Ačiū. Tęskite. Prašau man atleisti, pana. Aš esu nepažįstu, Tadas jaunuolį. Vitkus, apygardos prokuratūra. Noriu išsiaiškinti tikrasias amžinatelis mirties priežastis. Priežastis vis dar tos pačios, smegenys negauna deguonies ir tiek. Tai makabriška. Aš esu makabriška moteris, prašyčiau palikti mane ramybėj. Pone, kas jūs buvot vėlioniai? Kodėl jūs laikotės atokiai? Pone, turite problemų? Aš blogai jaučiuosi, pavežkit mane namo. O, labas.
Padarėm ekspertizę. Įsivaizduok, pirštų anspaudai nuo įkalčių sutampa su pirštų anspaudais, kuriuos paėmėm iš tavo mašinos. Jo, kino jie. Kartotekoje nėra. O tu pakaroklio pirštų anspaudus patikrinai kartotekoje? O kam? Aš klausiu, ar patikrinai? Nu, ne. Nu, ne. Tai ko stovi, rūkai? Tikrink. Mažą klausimėlį, kol nepabėgai. O gal nori su manim mūsų Rigalovkoj papietauti? Ai, ne, po tų kotletų man jau kanopas užversiu. Na, kaip nori. Na, tai kas neduoda gyventi? Aš niekaip negaliu susijęti mūsų pakaroklio su Krastauskiene. Su kuo? Krastauskiene, ta sena moteris, kuri buvo laidotuvėse. Aš ją pasidomėjau. Tai buvusio vykdomojo komiteto pirmininko, o vėliau stambaus naftos magnato našlė. Eik tu. To paties? Nu, tas tavo to paties mano kartai nelabai kažką sako. Aš žinau, kad toks buvo tarybų Lietuvoje, bet tai ir viskas. O aš kažką jaučiu. Bet tos tik mintį pagaunu ir kažkur nuplaukia. Na. Gerai, kad pasakė man, kad jūs link Rigalovkos einat. O kažkas svarbaus, taip? Vėl savo mobiliaką pametė, ne, kad negali paskambinti. Ne, nepamečiau, paprasčiausiai pagalvojau, kad informacija ne telefoninė. Na tai reišk. Tai va, mūsų pakaroklio atspaudus aš radau archyve, bet užregistruotus kaip visai kita pavardė. Mindaugas O, velnes, pak. Krastauskas. Krastauskas, palaukit, kažką aš jaučiu, prisimenu. Vadinasi, kapinių scena aiškėja. O už ką sėdėjo? O tame reikalas, kad iš vis nesėdėjo. Buvo pradėtas 318 bylos ir visas nutrauktas. Prisimenu. Aš tada va toks malakasosas, kaip Laika, buvau stažuotojų dirbau. O mano šefas dėl tos bylos tai net norėjo į pensiją išeiti. Jo, iš nusikaltimo asmenių skyriaus tada. Viską prieš tą Krastauską, viską buvom surinkę. Viskas buvo puiku. Bet jo tėvai CK tuo metu didelę jėgą turėjo ir visų svorių tą bylą uždarė, viskas baigėsi. O atspaudai liko. Taigi viskas liko ir bylos liko. Malačius, daktarė Vatsonai. Einam paskaitysim. Girdžiu kažkur varpus. O kur? Ne, nepažįstu, nežinau. Negali būt, kad niekas Vilniuje jo nepažinotų. Nu, aš ne visas Vilnius. Jeigu sakau, nemačiau, vadinasi, nemačiau. Atmintis mano gera. Turtingų tėvų vaikelis. Tais visuotinio deficito laikais viskas paruošta, viskas paduota, geriausios mokyklos, geriausios skudurai. Tai įsivaizduok, toks gavniukas šliūžas. Pasikviečia merginą į savo tėvų vilą. Tarim barim, šūrim būrim. Aš nežinau, gal viskas būtų ir baigėsi, kaip tokiais atvejais dažniausiai būna, bet matai, tam šliūžui reikėjo jėgos pojūčio. Jam neužteko, kad mergina atsiduotų. Dėl mėtinės cigaretės, dažų ar kvepalų, matai, jam reikėjo demonstruoti jėgą. Jam reikėjo ją žaginti, natūraliai žaginti. Su skausmais, krauju, talžymai. Aš sakau, kad šliūžas. Tačiau viena istorija baigėsi, kad mergaitė mirė. Mirė nuo sužalojimų. Ir tada neužteko nupirkti tėvų. Gavniuko tėvai užgulė prokurorus. Ir viską numarino. Bet juk ta istorija seniai buvo. Tačiau, taip, seniai. Tačiau visiškai neseniai mes radom tą gavniuką pakartą. Jo, prisimenu. Kada jis buvo? Tas tipas anksčiau dažnai užeidavo.
Bet paskutinį kartą aš jį mačiau penktadienį. O jis buvo vienas? Ne vienas. Jis buvo su vidutinio amžiaus vyriškiu ir jie kažką labai intensyviai diskutavo ir net bokalą sudaužė. Bet atrodo netyčia. O tu galėtum padaryti jo fotorobotą? Gal ir galėčiau? Turiu! Kas yra? Va, žiūrėk. Padarėm pagal barmeno parodymus. Jis prisiminė, kad šitas tipas ir mūsų pakaroklis vakarieniavo penktadienį vakare. Gerai, fotorobotas gerai, bet kitą kartą man durų netrankyk. Labadiena, ponė. Čia vėl jūs. Jau sakiau, jokių komentarų. Neturiu jums ką pasakyti, sudė. Ponė, negi jūs norite, kad aš iškviečiau jūs į prokuratūrą kaip... Dar ir kaip turite. Mes sužinojame, kad nužudytasis buvo jūsų sūnus. Jūs turite duoti parodymus. Aš privalau užduoti keletą klausimų. Taigi, kad buvo. Jis buvo mūsų sūnus prieš daugelį metų. O kai suteršė mūsų šeimos vardą, mes nenorėjome apie jį nieko negirdėti. Jūs kalbate apie išžaginimo bylą. Kam klausėte, jeigu ir taip aišku? Mes tik pasistengėm, kad jis nesėstų į kalėjimą, tik tiek. Mano vyras turėjo ryšių ir ištraukė jį, kad ta gėda viešumo neišlystų. O tai, kad tas išgama veikė po to ir kaip gyveno vėliau, aš nenoriu nežinoti. Vadinasi, jūs apie jį nieko negirdėjote nuo anos bylos laikų. Ne. Mes jo įsižadėjome, liepėme akis nesirodyti po to, kai jis parodė savo tikrąjį veidą. Mes negalėjome jį vadinti savo sūnum. Pone, aš turiu įtariamą fotorobotą. Pažiūrėkit, gal atpažinsit. Man įdomu. Tai tikriausiai likimo pirštų atvaizdas. Nes turėjau kas nors jį nubaust. Dievas ar velnias. Birute, reikia susitikti. Gali trumpam išbėgti. Labas. Nepavyko anksčiau ištrūkti. Sveika. Gersi kavos? Į sulčių. Kaip sekas? Dar neįsiaiškinai, kas ta mano šefa. Amžinai ją matys. Pasižiūrėk iš tą atvaizdą. Nieko neprimena. Ne. Na, tu įdėmiau pasižiūrėk. Nežinau, kažkoks juokingas. Kaip iš multiko. Man tad už $1 000 000. Tu gali surimtėt pagaliau. Čia gali būti žudikas. Tu nežiūrėk kaip į fotorobotą. Tu įsižiūrėk į veido bruožus. Nežinau, nepanašus man į nieką. O paraliais. Papasakok geriau, kaip jūs ten tyrėt bylas. Ar taip, kaip filmuose rodo? Visai ne taip. Daug darbo su popieriais. Mažai veiksmo. Bet vis tiek labai įdomu, turbūt. Taip, nenubodžiauji. Mano darbė tai vien tik nisimasis po popierius. Ir atsakinėjimas skambučius. Kartais taip užkimstu, o su klientais reikia kalbėti maloniu balsu ir šypsotis nuolatos. Bet pasitaiko tokių šlikštinių. Ar žinai ką? Šitas atvaizdas truputį panašus į vieną mūsų klientą. Kokia jo pavardė? Prisimink. Jonas...
Petraitis, atrodo. Nu, toks labai malonus vyriškis. Kaip tik buvau sutikus jį prieš vakar, atrodo. Jonas Jonaitis, Petras Petraitis, Jonas Petraitis, Džonas Smitas. Na, nebūna tokių pavardžių. Palauk. Taigi sakai, kad visai neseniai buvo jį sutikus? Aha, dar apie šefą klausė. Ne, jis tikrai negalėtų. Nepatikėčiau, kad jis galėtų. Tikrai jis negali būti žudikas. Labai padrus tipas. Tikrai. Visi jie padorus. Kol neparašai jam kaltinamosios išvados. Jėtsai. Judu į priekį. Va, tos aukos, kurias jis išžagina. Šūdžius. Kodėl? Kas kodėl? Aš nesuprantu, aš nešu tau bylas, darau fotorobotus, o tu šūdžius. Ne tu, o tas pydras aslėtų. A, tas tai šūdžius. Už mašnos reikėtų jį pakabinti. Žiūrėk. Šitą vienintelę, kurią jis užmušė. Ir šeimos padėtis panašiai. Jas tėvai turėtų būti lygiai tiek, kiek ir mūsų klientai, kuris užkalbino Birutę. Kokia Birutė, gal mūsų Marytė? Ne, ta sekretorė, kuria tas čmo dirba. Kerti ar toliau reikia aiškinti? Tai va dabar, kai viską paaiškinu, tai aišku. O tai tu manai? Nieko aš nemanau. Nieko aš nemanau, nežinau. Intuicija. Patikrinė adresų biure. Jeigu adresas nepasikeitė, skuodį į kiemą, aš lauksiu tavęs mašinai. Lauki mašinai. Be reikalo. Geriau arą išsikviečiama, jeigu jam kas nors šaus į galvą. Nedetonuok. Nešaus. Gerbiamasis, mes nieko neperkam. Pabandykit prie kitų durų. Tadas Vitkus. Apygardos prokuratūra. Taip, aš žinau. Aš jau jūsų laukiau. Užeikit, duosit man kelias minutės, aš jau ir daiktų susidėjau. Užeikit, ko stovi tarp durų, aš žinau. Suprantu, toks jūsų darbas. Gal čia palauksiu. Kam gąsdinti jūsų žmoną? O kam reikalingas tas išpolis Rusija? Kam reikėjo lysti mano automobilį? Nenoriu jūs vienos palikti. Tada, kai mūsų dukrelė, juk jūs jau žinot, aš likau jai vienintelis. Na ir pagalvojau, jeigu viską švariai paslėpsiu, gal jūs iki manęs ir neprisikasit, o prisikasit. Kai norite, galite. Na, o tada, kai tą išgamą reikėjo pasodinti, tada jūs... Ramiai. Manęs ten nebuvo. Atsiprašau, aš pasikarščiavau.
Aš noriu Jums pasakyti vieną dalyką. Jūs padarėte didžiulę kvailystę. Žinau, kaip sako, aš neprofesionalas ir supraskit, bet kai aš jį pamačiau toje firmoje, viskas užbėrė. Ramiai, palikite teisingumą ir kerštą kitiems. Ir patikėkit, tai bus geriau ir Jums, ir mums. Nes ką aš čia moralizuoju? Jeigu Jūs būtumėte tada mano vietoje, kai man pranešė, Jūs... Ramiai. Jūs manęs nematėt ir nepažįstat. Aišku, aš pasirūpinsiu, kad mano kolegos iki Jūsų neprisiknistų. Viskas. Palaukit. Kaip čia išeina, palaukit, Jūs ką? Mane paleidžiat? Aš pasakiau. Viskas. Atleidimas. Aš pasirūpinsiu. O Jūs pamirškit visą tą istoriją. Ir pradėkit gyvenimą iš naujo, jeigu galit. Na, ką nėra namie? Palaukiam dar. Ne tas. Kaip tai ne tas? Taigi visi galai sutampa. Sakau, ne tas. Dar vienas temniakas. Važiuojam. Tai kur tada intuicija? Laika, intuicija toks dalykas kartais ir nepasitvirtina. Važiuojam. Žvaigždė iš generalinės. Braškai Marytė nepatiks. Oho. Oi, kaip nepatiks Marytei. Man ir pačiam nepatinka. Sakau tau, timniakas. Važiuojam, Laika.